Numeris 1. Tuoj su kalėdom pasveikinsiu, visiems donus duosiu ir tiek. Ir aiškiai. Ir aiškiai tas patys. Bet davai tada visiems. Numeris 3. Šarūnai. 4. Numeris 5. Numeris 6. Numeris 7. Numeris 8. Numeris 9. Numeris 10 susitikimas. Miestelis miega dar giliau. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Tyliai, kurbe magija. Magijos donas parodo ženklą. Magija susipažino su miegančiu magijai. Unda išėjimas arba parodo ženklą. Ačiū šiandien. Labas rytas, miestelė. Gerai, supažintinę dainą atidarėm, šventinę dainą atidarėm, šitą reikės perimti. Numeris 1, labas rytas, jūsų minutė. Labas rytas, miestelė, ištraukiau raudoną kortą. Visų pirma, noriu visus pasveikinti su praėjusiam visų artėjančiom šventėm. O šiandien galvoju apie patį Matijos žaidimą, kad jinai yra nemirtinga. Nes, žinot, nežinau kaip pas jūs, bet bent jau pas mane gyvenime buvo labai daug įvairių etapų, ne? Vienas kažkoks etapas pasibaigia, prasideda kažkoks kitas, kažkas tai keičiasi, ne? Ir dabar aš ant slenksčio naujo etapo labai greitai, ir labai to džiaugiuosi. Ir taip pagalvojau, o mafija tai nemirtinga, kaip buvo, taip ir lieka, įsivaizduojat, keičiasi tik tai veidai, bet pats mafijos žaidimas jisai lieka. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš žaidžiu, nežiūrint į savo amžių, nežiūrint ten kažkokius kitus ten aspektus, bet vienu žodžiu, tikiuosi, kad ir toliau žaisiu, kol nenukrysiu po stolu. Tai linkiu ir jums to, kad jums ta mafija neatsibostų, kad jūs... Ačiū, numeris 2 minutė. Tai mano taip gražiai išnekėjo ir aš visą laiką sėdėjau, kai jinai išnekėjo ir norėjau prieštarauti apie tą amžių, tai tik skaičiai. Tatjana, tada jinai pasakoja apie tai, kad ten pasikeitęs etapas, čia jau pašnabždėjo man apie kokį tai sveikinu, žinau, kad laukėt ir manau, kad viskas bus labai netgi... Jo, aš nežaidžiu, aš pasižiūrėjau, kad nežaidžiu net 3 savaitės mafiją ir kokią sėdžiu ir galvoju, tai ką čia vėl daryti, kaip čia žaisti ir panašiai, tai tikiuosi išsiliesiu labai greitai žaidimą. Daug nešnekėsiu, kad numeris 3 apie mus daug negalėtų kalbėti, o pasakoti, nes jis žadėjo daug visko papasakoti man. Taip, aš ištraukiau raudoną kortą, tai svarbiausia, ką reikia žinoti, visiems raudoniem ištraukti. Jo, man labai raudonai pašnekėjo, aš aišku nenoriu pasakyti, kad visiškai raudoną kortą, bet tikrai ganėtinai emocionaliai raudonai pašnekėjęs žaidėjas buvo. Ačiū. Ačiū, numeris 3 minutė. Sužaisiu 1-3, nes smarkiai prieš 2. Man pradžia kalbos jūsų patiko, iš tikrųjų organiškai buvo, bet po to toks atrodė, kad kažkaip pritrūko ir toks išpildymas, bandymas progos buvo. Tai nežinau, man tas biškiai keista pasirodė, tai gal tas pasikeis su tolimesniais jūsų veiksmas. Vienas tuo tarpu organiškai su tokia ir emocija ir dėstymas, man viskas sulipo. Tai nežinau, aš patikėjau. Aš pats esu raudonas, visuomet traukiu 3 kortą, kai galiu, tai 3-3, gera magija ir visa kita. O šiaip tai savaitė sudėtinga sveikatos atžvilgiu, nes pirmanį buvo atvažiavę draugai iš Anglijos, tai pusės vakaro neatsimenu. Ir kai atsibudau po to staiga ryte su marškiniais kitoje lovoje, tai žodžiu, taip įdomu buvo. Tai dėl to ir neįkėliau video. O kodėl kartais sunku įkelt video, papasakosiu. Ačiū. Numeris 4. Labas rytas miestelį, raudonas miestelį gyventas, žaidžiu 1-3-4, kol kas bedu. Su 2 nežaidžiu vien dėl to, kad jinai pasakė tokią frazę. Man tipo, vienas yra raudona, bet paskui kažkaip tai išsireiškė raudonesnė, žodžiu, kad jinai paprieštaravo pati savo. Tipo ir vienas raudona, bet ir nelabai raudona. Buvo jūsų kalboje, taip. Buvo, tikrai buvo. Ir man jūsų analizė apie vieną nelabai patiko.
Jūs praktiškai man pakartojot jo žodžius, kas man nelabai tinka. Vieno kalba man patiko, aš kol kas ją skaitau raudonesnė žaidėja, paskui jeigu jinai juoda, jinai pasiduos savo kalbom. Bent jau, praeitą kartą jūs mane apgavot, bet bent jau aš kol kas tikiu, kad jūs dabar raudona. Ir man jūsų visa kalbos eiga apart nėštumą, tarkim, čia prikolas. Man patiko 3 nuoširdį analizė, nuoširdus pasakymas, ką jis veikia per šventes. Kodėl? O jis pabūtų su savo žmona ar ne? Tai labai, jo, tai gerai, tai džiugu tada. Ne su savo. Laikas. Ačiū. Numeris 5 minutė. Labas rytas. Aš truputį nenusteikęs žaisti labai stipriai atakuoti ten kažko ar panašiau. Aš šiandien kol kas, čia iki kokio 3 raundo, kur aš rėksiu ant kažko būtinai. Iki 3 raundo, sakykim, aš noriu teigiamai pažaisti. Tai vat, apie pirmą numerį, ką aš galiu pasakyti labai teigiamą, tai kad kalba paruošta, viskas sutvarkyta, buvo stengiamasi pritempti prie mafijos, bet ne vien tik tai apie mafiją, bet šiaip ir apie gyvenimą papasakoju, tai ir apie mafiją. Matosi, kad, tikrai stengiatės pasakyti tą pirmą kalbą, nėra taip, kaip žmogus ateina ir ten 29 sekundės pašneka bėlėką ir patovot visą jėgą. Tai man šitas labai patiko, kad tas noras tikrai kažką papasakoti, kažką duoti nuo savęs, tai tikrai žaidžiu su jumis. Žaidžiu su numeriu 2, nesu žaidęs su numeriu 1, žaidžiu su numeriu 3, su numeriu 4, nes man tinka jūsų komandos. 4 numeris klausėsi labai... Kas? Ačiū, numeris 6 jūsų minutė. Sveiki, miestelė, esu raudonas žaidėjas, žaidžiu šiandien irgi taip gal labiau atsipalaidavęs, noriu papramogauti. Bet kaip klausiaus, tai labai patiko pirmo kalba, tikrai gražiai taip pasveikinimas ir taip natūraliai viskas. Tai kažkaip tik klausiaus, pagalvojau, kad nei kart nepaminėjo, nei kad raudonas gyventojas, nei kad miestelis, ar kad už miestelį, o vis tik pasakė porą kartų, kad mafija, gal vieną kartą tada taip, bet vis taip kalbėjo apie mafiją ir kad kažkaip tai tas mafijos žodis taip labai girdėjosi, tai taip, nežinau, su pirmo nežaidžiu kol kas, pasižiūrėsim, čia kaip mėgstam sakyti, pilkuoja. Tada antras man pasirodė visai normaliai viskas ir kažkaip tai niekas neįma į komandą, tai aš paimsiu šį kartą, tai žaidžiu su antru. Tada trečias norėjo papasakoti, tai gyvenimą papasakojo, ketvirtas paanalizuoti norėjo, šiek tiek paanalizavo, bet jeigu vis tiek čia tos emocijos tokios vyksta, tai kol kas neįmu nieko ir pasiimu 5 į komandą. Laikas. Ačiū. Numeris 3 ir 4. Nustokit gestikuliuoti tiek daug. Numeris 7 jūsų minutė. Sveiki, raudonas miestelio gyventojas. Tai 6 visų pirma, jūs negirdėjot, kad 5 šiek tiek pasiėmė antrą, o jūs sakote, kad antro niekas nepaėmė. O jūs sakot nepasiėmė. Tai man nepatiko nei 6, nei 5. 6 ten, kaip čia pasakyti, irgi labai daug dėmesio skiria pirmai. 5 iš viso 50 sekundžių jūs kalbėjote apie pirmą numerį, o po to kitus pralėkė. Tai man jūs nei vienas netinka. Ar pirmas man pasirodė raudonai, tai aš pasakyti negaliu, nes kalba buvo gera, bet tai raudonas ar juodas žaidėjas, man labai sunku pasakyti. Antras lygiai taip pat, aš irgi negaliu identifikuoti. Man raudoniausiai buvo 3. Antroje vietoje 4, nes 3 iš emocijos kažkaip pasikeitęs, kai aš jį linkusi visą laiką juodinti, tai man jis atrodė labai raudonai, 4 irgi argumentacija, viskas man patiko. Tai aš žaidžiu, nors jūs įmeta būtų pirmą, bet aš imu 3, 4, 7. Labai geras patikrinimas turbūt būtų tarp 5 ir 6, sakyčiau. Ačiū pas. Ačiū, numeris 8 jūsų minutė. Labas rytas, miestelį, ištraukiu raudoną kortelę. Čia sakau 6, nes 6 labai reikia, kad pasakyt, kokią kortelę ištraukiat. Labiausiai noriu žaisti su 7, nes 7 pakalbėjo beveik tą patį, ką aš norėjau pasakyti. Man šiaip nuo 1 iki 4 man visi atrodo ganėtinai raudonai, lyginant su 5 ir 6. Aš norėčiau arba 5 arba 6 patikrinimą, nes man atrodo, tokios juodesnės kalbos. 6 negirdėjo apie 1, kad 1 pasakė, kad yra raudonas. Abudu atsipalaidavę žaidžia, atsipalaidavę mafai galbūt čia žaidžia. Tai nežinau, nelabai man patiko jūsų kalbos. 3 ir 4 labai patiko ir emocija, ir analizė. 2, aš visai tikėčiau, kad ilgai nežaidęs ir galbūt yra toks susikaustimas. Tai aš labai nejuodinčiau iš kalbos. 1, pagal savo kalbą man atrodo raudonai. Man nebent yra kažkoks labai juodas kabliukas, tada aš sakau, kad tai yra juodas žaidėjas, bet dažniausiai man ta pirma kalba tokia, aišku, klausom toliau, bet aš dabar galiu sakyti, kad man atrodo raudoniau. Tai man kol kas juodi žaidėjai yra 6, 5 ir tada 3 mafas tikriausiai iš tą pusę, nes toliau nematau kažką. Laikas, ačiū, 9 minutė. Sveiki, esu raudonas, gerasis miestelio gyventojas. Visų kalbos, jo, labai daug raudonumo, labai visi puikiai kalbėjo, nežinau.
Numeris 1 puikiai kalba, labai, nežinau, puikiai. Dabar man prisiminiau, kad man nepatiko, kad pirmas labai ilgai šnekėjo apie pirmą, tai aš gal truputį neįčiau komandą su 5, 2 viskas ok. Trečio irgi man nesinori imti komandą, nes pirmas 2 pakalbėjo neblogai, neturėjau ko prisikabinti, bet numeris 3 kaip ir ieškojo juodumų. Numeris 4 pirmą kartą žaidžiu, super, matau develtai laimėt, labai puikias kalbas, išbūdas. 10 sekundžių. Jo, numeris 6 imu į komandą. Kodėl 5? Kas 5? Kas 5? Aš labiau į juodumą. Jo. Ir jūsų laikas, ačiū, 10 minutę. Taip, labas rytas, esu gera miestelio gyventoja. Pradėsiu analizuoti. Labai daug buvo pozityvo šitoj pusėje stalo. Taip, Aš dalysiu baudas abiem. Tai kol kas stebėsiu tiek 1, 2 ir 3, jie man pilkojo į zoną, norėsiu pasiklausyti kitą ratą. Su kuo žaisčiau, tai su 7 žaisčiau. 5 man pasirodė įvertinas, sakau, daug pozityvo, per daug ties tuo 1 numeriu ir dėl to įtarčiau, kad jisai galėtų būti mafija. 6 pradžioje gerai pradėjo kalbėti, analizuoti, bet po to susimaišė dėl to 1, ar jis buvo pasakęs, kad yra geras ar ne, tai dėl to irgi stebėsiu. Taip. 10 sekundžių. Tiek. Ačiū. Ačiū. Mieste naktis, miegam. Tyliai lunda mafija. Mafija dar kažkauna. Donas ieško šerifo. Bunda šerifas ieško mafijos. Labas rytas miestelį. Numeris 3. Atsisveikinimo minutė ir trojkė juodų. Pirmą atsisveikint? Ne, aš gal trojkį įvardinsiu. Kaip patogu. 5, 6 ir 9, tarkim. 5, 6, 9 priimta. Dabar aš manau, kad juodžiausias iš šitų 5. Kodėl? 5 ne kartą, ne vienoj partijoje yra pradėjęs savo kalbas, būdamas juodas. Jisai sako, aš pasistengsiu neieškoti, pakalbėti pozityviai. Ir man tas yra užsikabina. Ir tie žaidėjai, kurie neieško konflikto, labai dažnai būna mafijai, nes jiems lengviau ieškoti raudonų. Šiaip. Tai va, toliau 6, neįtikino kalba, ima į komandą 2, dėl to 5, 6, 2 patikrinimas man visai ok, kas ėmė 2 į komandą ir jeigu yra juoda, tada viskas ok. 4 man atrodo, kad labai raudona. Tai va, 9, 10, 1. Ačiū labai, paklausau, 9 numeris 2 jūsų minutė. Nepamirškim, kad aš prašiau 3 kartus rodžiau pateikinimą 5, tai man 5 irgi nepatiko, prisiminkim tai. Aš manau, kad irgi 5 ir aš toj stalo pusėj 2 dar ieškočiau juodų, nes pirmas dar nepakalbėjo, bet iš pirmos kalbos jisai man raudonesnis, bet jo dar neraudoninau visiškai čia numerim 4, taip, aš pasikartosiu, jeigu čia yra. Taip, tai aš norėčiau žaisti 4, 8 ir man kaip tik 7 yra stipriausia buvo analizė, bent jau ant pirmo rato, tai va su šitais 4 žaidžiu, ar 6 man juoduoja, aš šiaip sakyčiau, kad ne. Man jisai raudonesnis, aš labiau ieškočiau, taip aš ieškočiau 90 arba 1, jeigu jisai raudonai nepašnekės, ir 5. Man yra va šitie juodesni žaidėjai negu kad 6. 6 aš manau, antrojo savo kalboje tikrai pasitaisys. Ne, arba ne, jeigu nepasitaisys, žinosim. Laikas, ačiū, numeris 4 minutė. Labas rytas miestelį, iš tų žaidėjo 5. Priimta. Žinot, žaidėjo numeris 2, jūs pasikartojat ir man tas nepatinka, kad pasikartoja. Taip, man nepatinka, aš jums taip pasakiau, dėl ko jūs man dėl to juodai esate, teisingai. Ir jūs sakot,
Aš įtariu, kaip ir įtariau iki tol 5, bet jūs nieko neišstatot. Koks požymis? Juodo žaidėjo, man bent jau kol kas. Aš nejuodinu, aš tik tai klausau jūsų kol kas. Aš parodžiau 5-6 patikrinimas. Patikrinimas yra 5 juodas. Niekas nieko neišstato, visi išstato tik žaidėją 5 išeina. Aš klausysiu toliau, aš žiūrėsiu, kas toliau. Man nepatinka, kad jūs atakuoja 9. 9, aš su žaidėjo numeris 9 žaidžiu pirmą kartą. Jisai iš karto pasakė, kad 5 yra juodas. Aš prašiau penktą patikrinti. Nesvarbu, bet jūs žaidėt su manim, o 5 su manim nežaidžiu. Man dėl to jūs nebedeskit 5 minutėm. Žiūrėkit, pabandžiau aš gerai žaisti, gražiai, pozityviai. Kas gavosi? Kas gavosi? Esmė mane pratakavo visi, kas tik visi prieš tau. Nu tai, žinokit viskas, baigiam žaisti pozityviai. Dabar žaisime normaliai. Ką pasakė antras numeris pirmoji savo kalboje, jinai praktiškai nieko nepasakė, jinai buvo pasimetus po pirmo numerio. Ir aš dėl to stengiuosi sėdėdamas pozityviai ir neščiau prieš antrą numerį. Bet, iš tikrųjų blogai pakalbėjau. Antras numeris po to, ką daro dabar, neatakuoja mane, 5 numerį. 5 ir neatakuoja 6. Ką visas stalas padarė po manęs, atakavo 5 ir 6 numerį. Labai gerai mafam atakuoti 2 žaidėjus, tos pačius. Tai jeigu mes esam 2 kartų mafai, tai labai patogu. Mes esam mafai, viskas, visi mus rado mafas. Todėl patikrinimas mano nėra galimas juodas, nes aš nesu juodas žaidėjas. Ir reiškia patikrino mane Donas, jeigu patikrino. Laikas, ačiū, 6 minutėm. Aš pasikartosiu, kad esu raudonas žaidėjas, žaidžiu raudonai. Dabar tada išstatau 5. Tikiu 4, kad pasakė, kad kažkas atsivėrė, kažkas patikrino, tai tikrai tikiu tada, tvarkoj, 5 išbalsuojam. Tada iš mano komandos buvau 2 pasiėmęs ir 5, galbūt ne tą paėmiau, bet 2 žaidžiu toliau, man atrodo, kad analizuoja ir viskas tvarkoj yra. Su 4 žaidžiu irgi tikiu, ką pasakoja. Toliau čia, kai prisistatė visi, taip irgi man labai teigiamai pasirodė visa ta dalis. Aišku, dar pirmą reikėtų pasiklausyti, bet kažkur vis tiek mafas yra toj pusėj. Tai taip, kai nušovė iš karto 3, tai man labai tartinai atrodo kažkaip tai va toj pusėj kažkas. Bet bijau nesakyti skaičių 9 ar 10, nes tada 4 užsirūstins, bet kažkas toj pusėj yra. Tai 7 visi labai gerbė toliau, kai ėjo, 8 irgi, tai irgi taip kažkaip tada savo nebuvo. Ačiū, 7 minutėm. Sveiki, įstatau 5, aš esu šerifas, 5 yra patikrintas juodas. Kas liečia toliau, 8 man viskas ok, man tinka, 9-10 kalbos buvo prastos, 10 ėmė mane kaip 7 į savo komandą, bet kito stalo nelabai aptarė, tai aš manau, kad ten irgi gal patikrinimas mano būtų geras, bet gal kaip 4 sako, gal geriau pasitikrinti 2 ir žinoti, ar 2 yra raudonas. Raudonas 2 yra. Dar bet norėsiu 1 paklausyti. Nes aš manau, kad 4 raudonas, 6 raudonas, šitai 6 man raudonas, 8 irgi raudonas. Tai faktiškai dabar išeina 5, tai va dar pirmą yra klausimas. 10 sekundžių. 1 labiau geras man? Nu, tada reikėtų patikrinti gal 10 sekundžių. Čia mes nepakalbėjus, sakant, kad pirmas Laida numeris 5, 8 minutė. Išstatau numeris 5. Praeitą ratą galvojau, kad 5 ir 6 yra juodas, dabar 6 man pakalbėjo raudoniau. Šunuolis. Bet nežinau, žiūrėsiu kaip po to kalbos, nes prieš tai man atrodė juodai, bet dabar, jeigu 5 yra juodas, tada, kas man 10 užkliuvo, kad 10 pasakė, šita pusė pakalbėjo raudoniau, dėl to čia manau, kad bus mafai. Tai kažkaip man šitas nepatiko, kad pozityviau, kad raudoniau pakalbėjo, dėl to jūs tai pasakėt. Tai kaip tik raudoni žaidėjai kalba pozityviai, o kurie ten kažkur negatyviai kažką, tai tada mes manom, kad jie yra raudonai ar ten mafai. A ne? Tai. Nu, nes jūs keistas, tiesiog jūs nekalbėjot. 10 sekundžių. Tai tada man galbūt 10 būtų pilkesnis ir tiesiog atmetimo tada principų arba 1 arba 9, nežinau. Nes 2 dabar man irgi atrodo, nu aš nematau kažko. Ačiū, 9 minutė. Jo, aš numerį išstatau numeris 5, viskas aišku. Niekas neaišku. 3 bauda Ježa. 3. Taip,
su 4 tikrai žaidžiu į komandą, jo, 6-7 žaidžiu, 8 taip, nu, mafai, nežinau, mano taip sąraše sutrumpinus, jeigu 5 mafas, tai nežinau, pas mane sąraše lieka 10, 1-2, jo, aš šiaip dar prisiminiau, jo, aš biškį ant 3 puoliau, bet man taip atrodė, jo, tai logiškai jis mane paminėjo, kad galimų juodų, bet jo, aš, nu, jo, sutinku su jo argumentacija, bet, nu, tiesiog jo mano tokia logika buvo. Jo, tai aš šitam kampe ieškočiau kitų juodų žaidėjų. Ačiū, pasu. Ačiū, 10 minutę. Taip, tai siūlau šerifą mane patikrinti. Bent jau kitam rate bus ramiau, nes esu raudona. Taip, nelabai supratau, kodėl šerifas atsiskleidė jau, nes niekas nemetė to šešėlio, kad 7 galėtų būti. Tai va, čia man didelis klaustukas. Išstatau 5. Taip, tada kas dar galėtų būti, tai manau 8. Nes, nu, kalbos tokios, nu, kodėl aš sakiau, kad teigiamai, aš turėjau omeny, kad jie pozityviai pašnekėjo, visi sakė, kad praktiškai yra geri toj pusėje ir man dėl to neatrodo, kad tai gali būti. Dėl to sakiau, kad noriu išgirsti, kaip jie pakalbės antram rate. Taip, ir tada antrą stebėsiu ir laukiu labai pirmo kalbos. Ačiū. Ačiū, numeris 1 minutė. Tas miestelis jūsų žaidėjų numeris 5. 5 jūsų kalba iš tikrųjų buvo nelabai raudona ir jūs visi paskaitė juodų. Ir dabar jūsų kalba buvo daugiau gynybinė. Vietoj to, kad argumentuoti visus žaidėjus, jūs daugiau gynėtės. Toliau aš galvoju, kad tarp 9-10 galėjo būti juodas. Bet kai 4 paklausė 9, kas yra 5, jis parodė jų, kad juodas. Tai kaip ir tada jis į save paraudona. Dabar 10 kaip ir save paraudona, to prašydama save patikrinti. Tai nežinau, ar ten gali būti juodas, ar negali būti. Aš žaidžiu 4, 7, 8, nuo 6 dabar sako, kad apsiraudonino, bet norėčiau dar paklausyti ir taip pat norėčiau 2. O kol kas aš jūsų spalvos dar negaliu pasakyti, kad jūs man esat daugiau į raudonumą. Norėčiau dar paklausyti. Dabar išeina 5 ir nežinau, man tai irgi, nors jie ir, nu nežinau, aš jaučiu, kad ten gali būti. Laikas. Ačiū, išstatyta viena kandidatūra, numeris 5, atsisveikinimo žodis. Aš nesu juodas žaidėjas. Pirmas dalykas, man juodi žaidėjai yra 7 logiška, nes senai įdomas yra. Toliau, tarp 8-10 ženkliai raudonesnė yra 10, 8 pratakavo su neteisingais argumentais absoliučiai. 4 visi laiko prie stalo raudoną, jūs pagalvokit, ar tikrai. Tada dėl 1 numerio jūs sakot, aš pasakiau 2, 7, man visiškai juodi, dėl 3 aš galvoju, tarp 8 labiausiai tikėtina, bet jinai mažiausiai juoda tarp visų šitų 3. Toliau jūs sakot, reikėjo argumentuoti apie kitus žaidėjus pašnekėti. Mane visi pratakavo, man reikia gintis, man reikia pasakyti argumentus, dėl ko aš nesu juodas žaidėjas. O jūs sakot, man reikia apie kitus žaidėjus šnekėti. Visiškai nelogiška, visiškai nesutinku su šito argumentu. Todėl jūs po to, po šito argumento man truputį pajudavot. Laikas. Ačiū, paklausė, Labas rytas miestelė, numeris 1, atsisveikinimo žodis. Aš buvau šerifas, patikrinau 5 juodas, patikrinau dabar 9 raudonas. Nu, kas gali būti su 5? Kas gali būti su 5? 7? Nu, aš taip kitko apie 7 irgi pagalvojau. Aš apie 7 irgi pagalvojau. Aš atsivėriau 4, 4 atsivėrė 7. 4 atsivėrė 7. 7 atsivėrė, kad nenušautų 4.
Imkit baudų. 10 sekundžių. Nežinau. 2 aš manau, kad raudona. Nežinau kaip. Laikas. Ačiū, paplanu numerį 1. Numeris 4 minutėm. Labas rytas, miestelį. Taip, kaip buvo, man atsiveria 1, aš prašau patikrinimo 5, aš patikrinimo prašau 6. Man atsiveria 1 su 5 patikrintų juodu. Aš savo kalboje pasakau, kad yra patikrinimas, bet prieš tai aš atsiveriu žaidėją ne, po to man atrodo. Prieš tai nebeatsimenu žodžiu. Aš atsiveriu 7, galvoju, aš pasislėpsiu. Prieš tai. Atsiveriu 7, kad tipo 5 juodas, viskas tvarkoj. Kas daugiau matė iš to, aš nežinau. Matomai Donas surado šerą. Nes turėjau žūti aš, arba tu. Nu, logiška. 9 sakiau, man raudonas. Aš su 9 žaidžiu pirmą kartą. Jeigu jūs žaidė, jūs man pasakykit, kaip jisai žaidžia. Bet jis įvardino, kad 5 yra juodas, o 10 man yra raudona, dėl to, kad jinai pasakė 8 juodai. Išstatau žaidėją numeris 8. Priimta 8. Man nepatiko 8 reakcija ir man nepatinka jūsų reakcija. Numeris 6 minutė. Sveiki, miestelė. Nustebino, kad čia nušovė ne 7, nes kažkaip įsivaizduoju, kad 7 šerifas ir čia iškart nušaus, bet tada matyti tikrai rado Donas šerifą 1. Ir tada dabar žaidžiu su 1, žaidžiu su 4 ir žaidžiu su 7. 7 tikiu, kad jeigu atsivėrė 4, nuo 7 turėtų būti raudonas. Tada kažkur juodų reikėtų ieškoti tarp 2, 8, man jie dabar įtartinai atrodo. 9 raudonas yra ir 10 dar lieka, tai tada tarp 10, 8 ir 2. Ką man išstatyti? Tada 8 jau išstatė. 2 statyti, ne? Nu, galim nustatyti 2, bet su 2 aš kaip ir žaidžiu vienoje komandoje, esu kartu, tai dabar kažkaip tada man keistai būtų taip dabar būti. Tai aš palikčiau 2 vietoje, gal tada išstatau 10. 10 priimta. 10 statau. Ir pasižiūrėsim, kaip bus tiesiog, bet dabar su 7 norėčiau žaisti. Ačiū, 7 minutė. Dabar žiūrėkit. Aš tai galvojau, kad šerifas yra 4. Ir jeigu aš būčiau mafija, tai 4 būtų mirusi. Bet 4 žinojo, kad šerifas yra 1 ir 1 mirė, ta prasme. Tai 4 gali būti juodas. Gali būti juodas. Taip, nes aš ta prasme, jeigu aš būčiau mafija, aš būčiau šovus 4. Tu žinojai, kad šerifas yra 1 miršta. Aišku, čia galėjo būti ir mafijos patikrinimas, bet tu labai nukreipinėjai, ta prasme, 9 patikrintas raudonas. Aš tada juodų truputėlį nerandu. Aš galvoju, kad 6 raudonas, 2 raudonas. 8, nu aš 8 paklausysiu kalbos. Aš papildomai statau 4. Priimta. Ta prasme. Dėl to išstatau 4, nes jinai žinojo, kas yra šerifas. Aš žinau, kad 4 yra šerifas ir aš užtat pridenginėjau, kad nemirtum tu. Bet mirė 1. Tai arba buvo išsiaiškinta, arba tu gali būti juoda. Logiška. Laikas 8 minutė. Labai čia viskas sudėtinga, dabar aš kol kas noriu žaisti su 9, su 7 aš pasitikiu, kad irgi gali būti raudonas žaidėjas. Dėl kitų aš dabar nieko nežinau. Aš vertinu pagal visas kalbas dabar, kurias girdėjau paskutinės, tai man labiausiai nepatiko 10 kalba, dėl to aš įstatau 10 ir tikriausiai balsuosiu prieš 10, nebent pasiklausysiu 2 ir kažkas tai bus labai blogai. Bet lyginant visus žaidėjus, kaip ir gali būti dėl to. Nu, vat aš nežinau dėl kaip taip, bet ar taip pasiaukotų mafas ir iš karto nušautų atsiskaitęs, tai kad viskas būtų aišku, nu nežinau. Nežinau, ar taip galėtų būti. Tai tiesiog iš visų kalbų, man 1 plus irgi, 1 buvo šerifas, irgi sakė prie 9 ir 10, kad kažkur mato tą juodesnę spalvą, tai jeigu 9 yra patikrintas raudonas, tai tada 10, nu kaip čia taip įtariam, tik tai ne faktas, bet kad yra galbūt juodesnis. Aš irgi su jau po toj pusė kažkur yra juodesnis. Laikas, ačiū, 9 minutė. O, Jėzu. Jo, 5 buvo juodas, man įstrigo biški, kad gynė 10 ir aš irgi tarp tų įtariamųjų mano buvo, tai išstatau 10, bet dar nesu iki galo nusprendęs. Man irgi labai nesuprantama, kodėl nebuvo nušautas 7 skaitęs mafas, tai man irgi šitą teoriją, jo, 4 sunku dabar jau tikėti. Tai kol kas į savo komandą įmo 6 tikrai komandai.
Žiauriai sunku. Kaip tau atrodo? Geras, ne? Žaidžiam. Laikas, ačiū 10 minučių. Žaidžiu sudėjom. Aš tiesą pasakius, kadangi 5 buvo Mafas, tai nemanau, kad jisai gintų Mafus. Aš manau, kaip tik jisai sakytų, kad čia geri yra tie kiti, kad atvirkščiai žmonės galvotų. Ir jisai pasakė, kad 10 ir 8 yra geri. Tai va. Man labai keista, yra tiek 4, tiek 7. Kodėl pirmas atsiskleidė 4, kodėl 4 atsiskleidė 7, dar kai ne visai aišku buvo. Ir niekas jų netikrino, pirmas nepatikrino nei 4, nei 7, bet tai jie vieni kitiem atsiskaitė, tai kas man jau atrodo įtartina. Ir man atrodo vienas bus arba 4 arba 7, o dabar išstatau numerį 2. Priimta, nu? Taip, ačiū. Ačiū, numeris 2 minutė. Aš sėdžiu šorį, aš sąžininkai sėdžiu šorį, žiūrėk. Netgi jeigu aš visiems atrodau čia juoda ir panašiai, 6 jums neturėtum, nes aš jūs pradėjau raudonint, po ko pagavo visi, o 6 visgi gal ir geras, nuo 6 ir 5 buvo juodas. Dabar 4 numerį, atsiprašau, ne 4, visi kiti. Tai jeigu aš jums juoda, tai kodėl balansui neišvedam 4, bet 2 blogas, išstatom 2, tai 4 tada išstatom, nors aš galvoju, kad 4 Aš išstačiau 4. Kokiu balansu jūs juokaujat? Nu, jūs žinot, kas šerifas. Balanso iš... Tai, o tokiu lygiai, principų, kaip jūs norite išvesti 2 stalo. Aš su raudonu žaidėjas. Aš nuo pat pradžių prašiau 5 patikrinimo. Aš įstatau 8 ir man kol kas nepatinka 10 kalbos, nes jos jau pasikeičiančios yra. Tai man 2 kol kas yra, kaip aš pradžioje ir sakiau, tarp 9 ir 10 žaidėjo. Aš balsuosiu prieš 8. Ačiū pats. Ačiū. Gestikuliacijos mieste baigėsi. Išstatytos 4 kandidatūros. 8, 10, 4 ir 2. Kartoju, 8, 10, 4 ir 2. Balsuojam. Kas galvoja, kad mafija numeris 8? Ačiū, 3 balsai. Kas galvoja, kad mafija numeris 10? Ačiū, 1 balsas. Kas galvoja, kad mafija 4? Ačiū, 1 balsas. Kas galvoja, kad mafija 2? Ačiū, 2 balsai. Numeris 8, atsisveikinimo žodis. Kas čia vyksta, aš suprantu, kas čia per žaidimas. Gal aš kažką praleidau, kol manęs nebuvo. Nesuprantu. Kas per balansas? Apie 4 šneka, kad reikia išmesti balansų, išstato mane, balsuoja prieš mane 2. Man dabar 2 labai ryškiai apsijuodino. Kalbėjo irgi, kad 9, 10 atrodo kažkuris vienas juodesnis, patikrintas 9 yra raudonas, tai jau turėtų būti 10 juodesnis. Išstatot mane? Kodėl mane? Tai reikėjo papasakoti apie mane, aš esu raudonas žaidėjas. Tai kas čia vyksta, nežinau. Taip, pasakok. Kas man atrodo blogai dabar? Dabar man atrodo 2 ir 10. Aš išeinu raudonai, 5 buvo juodas, daugiau, 9 yra patikrintas, 7 man atrodo irgi, kad raudonai žaidžia. 4, kad būtų mafas ir taip išsiduotų, aš nemanau. 5 buvo juodas, 2 dabar juodai padarė, nežinau, kosmosą kažkoks 10. Viskas tai 3 mafai. 5, 2, 10. Ačiū, paplojame prieš 8. Naktis miegam. Bunda mafija. Ačiū mafijai. Bunda donas. Ačiū donas. Bunda šerifas. Labas rytas miestelį, 9 atsisveikinimo žodis. Jei, šiaip kiekvieną ratą vis galvoju, tai tas juodas, nežinau, dabar... Kas pas mane kaip pas Trumpo, kas paskutinis pakalba, ko tikiu. Nežinau, jo, aš vis dar laikausi nuomonės, kad 10 galbūt turėtų, galbūt, aš manau 10 juodas. Šitas kampas man raudonas, dabar tie visi viražai su atsiskleidimais, nežinau, man jau gal nežinau, kad aukštą matematiką, aš nesuprantu, kodėl ten atsiskleidė. 2 arba 4, bet arba labai protingai, kažkaip čia jau per protingai man žaidžiat, bet nežinau, man... Jo, nežinau, manau, kad siūlyčiau 10 išmes, nes kiek atsimenu, dar 5 gynė, kas man nepatiko, ir 3 mafas, nežinau, 2, 4 man. Kas? Ačiū, paplojame numerį 9. Numerį 6, kai darot ratą minutę. Išstatau numerį 10. Priimta.
prieš tai sakiau, kažkaip man įtarimų kilo ir dabar tada palieku tą patį, nes man buvo 10, 8 ir 2 kažkaip taip likę, tai su dviem žaidžiu ir bandau tikėti ir pasitikėti, nors labai sviruoja, bet tada vis tiek 10 siūlau išmesti ir tada bus aiškiau. Bet tas aiškiau, tai dabar įtariam vis tiek, kad ir palikimas buvo, kad 10 išmesti to labiau ir kad 10-2 gali būti mafai, tai tiesiog, jeigu vieną mafą išmesim, tai tada antras lieka, dar tada nepralošim žaidimo. Dabar dėl 4, 7 ir kažkaip abejonių, kad kažkuris iš jų gal negeras, bet labiau pasitikėčiau ir galvočiau, kad abi raudonas damos. Taip, nors jau taip apsirengusios, bet gerai, tai žaidžiam toliau, tada pasimatys, tai tik 10 išmeti. Ačiū pats. Ačiū, 7 minutės. O man dabar kilo mintis, kad 2-6 gali būti komanda. Statau 2. Priimta. Tai dabar žiūrėkit. Nes 6 dabar labai nukreipia į 10. 10 sėdi vargšas, ta prasme, apjuodintas iš visų pusių. Tai aš manau, kad dabar 10 turi išeiti tik tai dvejetas. 10 jūs kreipiuosi. Išeiti turėtų tik tai dvejetas. Nes aš dabar dar kartą pasikartosiu, kodėl aš negaliu būti juoda. Man 4 atsiskleidžia su 5 juodu. Aš ją pridengiu, išmetu bubliką, kad 5 yra aš šerifas, 5 yra juodas, kad pridengti 4. Ta prasme, aš jos nepridenginėčiau, aš neišmetinėčiau. Vienintelis koks man klausimas kyla, kad 4 galėjo būti mafija, kaip sakiau, nes tu žinojai, kad 1. Bet tai buvo galėjo būti pirmos nakties patikrinimas, išaiškintas šerifas ir užtat nušautas 1. Aš nežinau, kad 1 yra šerifas, ta prasme, aš negalėjau jo nušauti. Tai va, bet 6 dabar labai kreipia dėmesį į 10, tai man atrodo, kad gali komanda... Laikas, ačiū, 10 minutę. Taip, tai 9 paliko palikimą, kad aš žaidžiau su 5, kas buvo netiesa, nes aš išstačiau 5. Šiaip aš išstatau numeris 2, nes jisai per praeitą kalbą pasakė arba 9, arba 10, nors 9 buvo patikrintas, kas reiškia, kad neseka žaidimo. Taip. O dėl 4 ir 7, jeigu klystam, tai bus labai įdomu sužinot, kaip reikėjo žaisti šitą žaidimą. Pakomentuos po to, bet dabar 2, 6 stebėsiu, nes aš tai nematau, kodėl aš turėčiau būti juoda, tai tiek. Ačiū, numeris 2 minutė. Aš nesaku žaidimo, o jūs 10 nesiklauso tada manęs, nes aš sakiau tam kampe 9, 10 pirmam rate, apie ką aš šnekėjau. 9 aš girdėjau, kad yra patikrintas ir yra raudonas. Aš išstatau 7, aš išstatau 10. Kodėl išstatau 7 dėl jo keisto balsavimo? Nes jūs numetėt ranką į 4 kažkodėl, aš nesupratau, kodėl jūs 4 numetėt. O 10, nežinau, 6. Aš tikiu vis dar kol kas, kad aš žinau, kad aš su raudonu žaidėjas, galit galvoti kitaip, aš su raudonu žaidėjas, man 6 yra raudonas žaidėjas ir iš visų 3 kitų man 4 raudonesnis, negu 7 ir 10. Dėl to aš išstatau 7, išstatau 10. Kol kas už ką labiau balsuosiu, nežinau. Ačiū, 4 minutė. Žiūrėkit dabar, kas man nepatinka. Man nepatinka koalicija 2-6 įvažiavimą į 10, kai aš nuliniam rate pasakiau, kad 9-10 man yra raudoni žaidėjai. Aš dabar įsivaizduojam, aš dabar esu juodas žaidėjas, kuriam atsiveria žaidėjas numeris 1 ir aš tokia visa deginuos ir atsiveriu 7. Ane? Aš jį atsiveriu, aš bandau pridengti 1, aš bandau... Jeigu 7 šaunam, mano logika, aš žaidžiu tuo, kad mano logika yra tokia, jeigu 7 yra juoda, jinai šauna mane, bet 7 yra raudona. Užtat aš 7 kol kas nuo stalo nepaleidžiu, aš įstatau žaidėją 2, įstatau 6. Priimtas. Man koalicija 2-6 nepatinka, nes aš pasakiau, nuliniam rate, 9-10 yra man daugiau raudonesni žaidėjai, aš jūs nuo 0 pratakavau. Ir jūs praeitam rate man sakote, balansų 4 išeido, kokių balansų, niekas jokio balansų nepaliko. Nebeteskite. Gestikuliacijos mieste baigėsi, išstatytos 4 kandidatūros. 10, 2, 7 ir 6 kartoju, 10, 2, 7 ir 6 balsuojam. Kas galvoja, kad mafija numeris 10, ačiū 1 balsas. Kas galvoja, kad mafija numeris 2, ačiū 3 balsai. Kas galvoja, kad mafija 7, 1 balsas. Numeris 2, atsisveikinimo žodis. Neturiu ką pasakyti, iš tikrųjų aš nežinau, kas yra iš jūsų mafija, bet man labiau 7 yra. Kokiam turite? Kas? Bunda mafija.
čia tau. Bus labai įdomu. Iš tikrųjų. Tai va, kol kas, sakyčiau, 6. Mafija 6. Ne. Kas? Tau. Juodas. Tai ką tik pasakė, kiek? 6. Ar 4 ar 7? Aš nesuprantu, kodėl 4 atspėjęs 7. Nes 7 nebuvo patikrintas. Taip. Manau, 50-50 tiek 4, tiek 7. 10 sekundžių. Sunku spręsti. Paklausiu numerį 10. Numerį 7 atidarote ratą ir jūsų minutė, prašau. Statau 6. Nu, ta prasme, aš dar paklausysiu ir 4 kalbos, nes negaliu atmesti, kad tu esi būtinai raudona, bet šiaip, iš esmės, tai tau juodumas krenta dėl to, kad tu žinojai, kas yra šerifas. Taip, vienas dalykas. 6 krenta juodumas, kad jisai gynė labai antrą. Ir buvo koalicijoje. 10 buvo geras, jie buvo koalicijoje kartu. Tai ta prasme, jam dėl to man krenta juodumas. Aš taip analizuoju. 5 išėjo juodas, 8 aš manau išėjo raudonai, o 2 išėjo juodai. Mano nuomonė tokia. Tada ant 6 labiau krenta juodas šešėlis, bet neatmetam galimybės ir 4. Tai žiūrėk, 6. Aš tave įstačiau, čia išstatys mane, bet nepamirškime statyti ir 4 dėl viso pikto. Bet sudėliok argumentaciją. 10 sekundžių. Žiūrėk, jinai dabar varys ant manęs dar. Tai va, na ta prasme būčiau tave nušovus. Aš net nežinau, bet pirmas šerifas. Laikas. Ačiū, numeris 4 jūsų minutė. Labas rytas, miestelį. Išstatau žaidėją numeris 4. Priimta. Nes visi turi būti išstatyti. Man nepatiko dabar, kad jūs išstatėte per mano galvą žaidėją numeris 6. Mes pagal logiką mafijos ir pagal žaidimą yra privalome išstatyti visi ratukų. Ne, va taip einam, va taip. Žiūrėk, nesvarbu, 6 išstatot 7. Žiūrėkit, ką aš galvojau. Vaidai, žodžiu, jeigu tu sužaidai už juodą kortą, šitaip, kaip tu sužaidai dabar gražiai, ir jeigu jūs radot šerą, aš labai džiaugiuosi. Nes iš tikrųjų tau pavyko išlaikyti tą tavo veidą ir tą tavo tembrą, tos raudonos kortos. Kas įvyksta stale? Man atsiveria vienas. Aš kaip juoda, ane? Ašgi neparduosiu savo juodo. Pas mane 2 juodi išeina, 5 tada ir 4. Jeigu aš čeras, 5 patikrintas juodas, aš nušaunu vieną, viskas, mane stalas nuėma. Ne, aš raudona, aš atsiveriu 7. Laikas, aš ačiū, parodžiau. nebetęskite, numeris 6 jūsų minutė. Išstatau numeris 7. Priimta. Nu ir ką, sunku man dabar. Aš tikrai raudonas, žinau, kad raudonas esu ir dabar 2, kurios neaišku, kuri čia dabar raudona, kur yra juoda. Tai 4 labiau linkčiau tikėti. Nes 7 daryk klaidų balsuojant. Ten turėjo į 4, paskui balsavo į 4. Netyčia į 4. Ir čia baudas Liūna tokie dalykai, dėl to ir Aš liūna. save įstačiau, aš juodą taip daryčiau. Antra bauda 4. Čia tvarka turi būti tokia, visi turi statyti, taip pat taip būčiau statęs. Tai aš labiau linkęs į 4 laikyti, kad 4 raudona, bet yra čia taip ir vienam ir kitam. Ir klaidų buvo ir kažkokių neiškumų tokių, tai dabar galvoju, kaip čia padaryti. Gal ir teisingai buvo šerifas, atsiskleidė 4, tai pasitikėjo. Tai labiau reiktų tikėti man 4, o paskui, kad 4 perėjo į 7. Laikas. Ačiū, nebetęskite. Gestikuliacijos mieste baigėsi, išstatytos 3 kandidatūros, 6, 4 ir 7. Balsuojam. Kas galvoja, kad mafija numeris 6? Ačiū, 0 balsų. Kas galvoja, kad mafija 4? Ačiū, 1 balsas. Kas galvoja, kad mafija 7? 2 balsai, 7 atsveikinimo žodis. Juoda. Kam papasakoti apie balansą? Nėra balansų. Kiti turi Negaliuoja. Ne, šitas negalioja. Čia tas pats, kas mane juodina, nes šerifas pirmas nušautas naktį. Tai gal čia rado šerifą Donas, o jai tiesiog atsivėrė. Nu, ne, čia toks nelabai. Penktas gerai. Balanso žodis čia iš vis netinka, bet pagal logiką. O tai buvo 5.